Ir sveiki visi, su jumis Topčikas ir tai jau, man atrodo, 10 dalis Brawl Stars ir diena pačiame Brawl Stars. Ja. Mūsų sutinka 100 blingų, naujas kažkoksai daikčiukas. O jis atsinaujino? Taip, dabar vėl nuo paprasto pradedam. Jo, žiūrėk, čia tai to pačius režimus įdedėjom. Ok, kas parduotuvėje? 2 star dropai. Neblogai, atidarom. Nieko, 100 monetų beveik nelabai čia jie svarbus. Nu jo. Ir dienos dovanėlė 60 PowerPoint. Jau, aš vos savo kreditinės kortelės neparodžiau tokiais tai metodais. Ja. Nu, sužaisim šitą režimą. Gerai, aš išsirinksiu personažą, tai bus koks nors Voronas, Crow. Ja, taigi, einame į pirmą mačą. Va, mes jau ir mačia pas mūsų komandoje Benas ir Panos Games 1. Galėjau ir neskaityti to nickname'o. Niekas nepasikeitė, vis tiek nesuprantu, ką jis reiškia. Žiūrėkit, 16 000 apsaugos. Jis jau gali šokinėti? Man atrodo, kad ant pradžios jie negali šokinėti. Nu, puiku. 14 000 apsaugos. Vau, tiesiog vau. Aš šokiruotas. Ir dar dovanėlis. Puiku. Ir dar. O kaip čia taip? Ai, 2 už kiekvieną dieninę laimėjimą ir dar 1 už čia. Na, gerai, einame į kitą mačą. Na va, mes ir mačia. Su mumis Edgaras ir dar 1 Crow. Ok. Kai aš tai šokinėsiu, tai bus čiučiut tas garsas spaudinėjimo, taip kad pritylinkit, kai aš užpulsiu. O dabar pritylinkit. Jai. O, kaip fainiai. Jo, 24 000. Jo, mega crazy. Dar dovanėlė. Jau, fainiai. Nu, sužaiskime ir dar kartą. Let's go, mes jau vėl mačioje. Su mumis Coltas ir Edgaras. Ja. Lygtais toks jo nickname'as, pavadinimas. Alio, nereikia, aš geras. Tikriausiai šitas bosas nežiūri mano kanalą, jis tada suprastų, kad ant manęs nereikia pulti, nes aš geras youtuberis. Nu, aš nešoksiu, pas manęs gyvybių nėra. Nu, va, dabar gali čiučiut patylinti, nes dabar bus garsas, kaip aš tapinu ant ekrano. Ja. Lėktuvėlis, aha. Oi. Flashbackai. Viskas, davai. Grinai. Tas memas. Kur gyvena Crow? Dar dovanėlės. 100 bling. Ai. Jo, tiksliai. Gerai, einame. Čia 2 dar paskutinis reikia. Jo, dar 2. Taigi einame dar prieš paskutinį, o po to jau paskutinį. Va, mes jau ir
prieš paskutinėme mače su mumis vėl Coltas su Edgaru. You kidding me? You kidding me? Are you seriously lying right now? Nu jo. Bet jau nemiriau. Dabar patylinkit, nes bus tap ant ekrano. O jo, ultas tikrai ten nuskrido, kur reikia. Garantuoju. Aha, jis dabar, tegu pavažinėja dabar. Jo, ir dar kartą važiuok kažkur. Ne? Gerai. Pagal tikriausiai ant video tai labai garsiai girdisi tas, kaip aš tapinu ant ekrano. Ja. Va ir dovana, ir dabar dar viena. Dar viena ir dar viena. Daug blingų duoda. Vat kas gerai. Jau 6500. Nežinau, kuo aš renku. Gal viename iš video nusipirksiu savo skiną. Plakočiau. Kaip pažiūrėti kvestai. Taip, dar vieną kartą duos. O, užnešti damage. Jeigu vat pasimti mega, tai čia irgi skaitysis, ar ne? Megas. Kur megas? Jo, užmiršau, kur pas manis megas. Of course. Va. Na gerai, jungiamės į jau finalinį mačą. Let's get it, mes jau mačę. Įdomu, mano timiai tai bus šokiruoti nuo mano skino. Jeigu ne, tai aš tiesiog įsižeisiu, nes šitas skinas tai very cool yra. Jo, realiai. Kad čia irgi, kaip ir paskrau, galima farminti tą apsaugą. Jo, labai lengvai farminasi apsauga ta. Gerai, čia vis tiek tave nužudys. Jeigu nebėgiausi, žiūrėkit. Šitie sparneliai, žiūrėkit. Ok, sorry. Tie sparnai tai faini. Ir ataka irgi labai faina. Jo, ultas į belekur. Mūsų timiai tai tikrai ten muša kažką. Mažai tikisi, jeigu jo. Darom vertoliotą, lėktuvėlį. Jo, that's crazy, aišku. Žinau, kad aš kažkaip kaip idiotas dabar darau viską. Na, ničevo. Na, nieko tokio išvis baisaus. Jo. Plauk čia, jeigu atsistosi manis, jis nepataikys? Ne, jis nepataiko. Jo, pavyko. Mano timiai tai kiek damage bus padarę, aš tai daugybę damage būsiu padaręs, bet kiek jie padarė bus. Jau, čia klausimas. Kur jis ultą metą? Are you kidding me right now? Are you seriously right now? Va čia atsistoti. Jo, čia vyksta. Aš pataikau bent? Pataikau. Aha, jeigu čia atsistoju, tai ir taip nepataikau. Jo, aš neįsivaizduoju, kaip čia galima mirti. Nu, kaip sakosi, tu nežinai, o tavo timiai tas paaiškins. Rimtai neįsivaizduoju, kaip jis ten mirė. Jeigu šitas bossas įeis į mega tokį stiprų dalį, tai mūsų visai komandai galas. Čia jau galas, nes aš neturiu ulto. Turiu ultą. Tik čia 100 000 žmonės, prašau. Timiai tai prašau. Kad jūs tik su savo tais tu. Jo, ir aš mirsiu. Abu vat kaip? Jūs mirėt. Kokiu būdu? Asiliuku jūs. Gerai, mes ne agro youtuberiai, mes normalus, mes draugiški, mes linksmi, very funny, jo. Jo, papasakosiu topčiukai. Nu jo, šiaip esi toksai geras. Funny, taip kad subscribinkit. Jo, lėktuvėlis.
Nu, davai paskutinis. Jo, pagaliau. Kiek padarė prie mano teamytai? 400 tūkstančių jis pavarė. 200. Aš tai 500 milijonų, nu jo. Taip, susiskaičiavo tas damages. Jep, 100 monetų. Jo, tiksliai dėl to čia visi susirinkom. Stardropas. Nu, šitą stardropą aš atidarysiu savo šortse. Jo. Ten irgi video reikia daryti. Į šitą režimą galima pasimti kokį nors bulą, Stu arba Edgarą. Nu, pabandykime Edgarą. Labai senai aš nežaidžiau. Už Edgarą, man atrodo. Tai jo, varom į pirmą mačą. Na va, mes jau ir mačė, įjungimus tiesiog per sekundę. Pas mūsų Shelly teammeitą tai beveik visi mecha skinai. Nors ne visi, jo visi. Yra Finksas, yra dar kažkas. Jo, žmogau, tikrai. Crazy Search. Be komentarų. Tiesiog be komentarų, jo. Jo nekomentuosim. Kaip aš... Nu gerai, čia... Aš jau tikrai daug geriau nei tas Crazy Search, kuris net kamuolio pagauti negali. Ir jie viską sulaužė. Pas manęs tikrai yra ta apsauga. Nes kaip aš matau, tai aš nieko negaliu nužudyti. Jo, nu, va čia Surge'as Bacilla. Nieko geriau nesugalvojau, todėl... Jo, Bacilla. Šaunuolis. Kad aš negaliu nieko šaukti. Žiūrėk, vat jis į nieką nešautų, nieko nedaro, bet mėto klaunus. Are you seriously right now, yra? Prašau, bent kilą. Net kilo negaliu padaryti. Are you seriously right now? Ja, kas parašys, kiek aš kartų pasakiau, are you seriously right now? Tam uždėsiu laiką. Nors aš visiems komentaram uždėdu laiką, jeigu tik kažkas parašo komentarus. Ja. Bet visada būna minimum 5 peržiūros ir 0 komentarų. Ja. Gal 1 laikas būna. Ja, tai jeigu būna kažkur 2 laikai, nes, nu, aš niekada savo nesistatau laikų, bet jo, jeigu būna 2 laikai, tai tiesiog šokas. Jo. Aš net nesugavau kamuolio, nesustabdžiau. Aš nesakysiu jo vardo, kodėl aš turėčiau, pasi negražus vardas. Kad pas manęs jo nėra 10 jėgos ant jo. Va, kame problema. Būtų 10 jėga. 11 jėga su Hypercharge, TRP, gersai visai. Nu, tai tada pakalbėčiau, bet dabar tai čia nesąmonė. Nu gerai, pabandykim už bulą. Vėlgi mus momentaliai tiesiog įjungia. Aha, tik pas manęs komandai 2 mėtininkai, prašau pamatyti. Ir vėl prieš mus Kenzie ir tas personažas. Prašau, užsauk šaunuolis. Jis tik tais tą ir daro, kad spaudžia savo tą čiuką. Nu, tu čia nenagliek. Opa. Aha, 3, 5. Nu, gerai, kad healinasi. Op, sustabdėm. Paimk, dinamaikai, tu paimk, aš įeinu. Man pasa, šaunuolis. Įeinam. Pirmas.
Kur pirmas? Pirmas buvo. Buvo. Ir antras buvo. Viskas, nužudykit ją. Tą. Aš sulaužysiu sienas. Yeah. Yes. Yra pirmas mušimas. Tai yra gadžetas su ultu dar. Eik tu aš šokiruotas. Jo. Nieko daugiau nesugalvojau. Puiku. Ateik. Ateik, nebijok. Ir į lobį tu nuvaryk. Nu va, tiesiog puolam. Tiesiog idealiai. Idealiai sužaista, Jo. 11 kilų. Kai aš geriausias. Nu, svarbiausia, kad pats taip galvotum. Jau, nu gerai, einame, kiek čia mes jau 13. Nu, sumai 50 žaidėjų. Nu, 13 normaliai. 13 vieta. Jau 10. Man šiaip nereikia. Teoriškai aš jau čia viską gavęs esu. Nu, gal tik tais dėl šito, pavyzdžiui, skino arba Lili. Nu, jau. Gerai tada, jungiamės į mačių. Na va, mes jau ir mačiuje. Prieš mus Semas Brokas, Džudžu, pas mūsų Surdžas, kaip šitas vadinasi, Tikas ir aš. Ne, čia mes nelaimėjom, pas jūs spamas. Nežinau, kažkas žino, ką reiškia pasimti personažus, kurie tiesiog spamą turi. Nu va, grinai va jums spamas. Realiai tai tokiu būdu, tai tu čia špygą laimėsi. Prieš spameres. Žodžiu. Jo, jeigu aš mirsiu nuo šito rutuliuko, tai tiesiog grandžas. Bet jis nepataiko į mane? Ne, nepataiko. Aš tiesiog bėgu. Aš į ką įsimušiau? Į sieną? Jo, būna. Ir gadžetą jo yra panaudojau, galim sakyti. Tuo pačiu. Pataik. Nu jo, aš einu tiesiog į jų bazę. Priimsiu savo pralaimėjimą savo bazėj. Oi, jų bazėj, nu. Ir savo bazėj, kai tam priešų bazė. Nu, gal hypercharge, jeigu paspausčiau? Puiku. Davai, prašau bent 1 kilą. Yes, 1 kilas. Kur jis meta? Tai kas būtų, nebūtų buvęs. Nu, vienu žodžiu, nebūtų pagavęs. Aš manau. Jo, visa komanda nubėgo į priekį ir nieks nepagavo kamuolio. 2 tiketai liko. Čia blogai. Surdžas, Otisas. Neįsivaizduoju. Mendi. Ne, tikrai ne Mendi. Nu, Riko. Pabandysiu Riko. Gerai, jungiamės į mačių. Na va. Pas priešo 2 mėtininkai, tai Vilo ir Tikas, nu ir toks pat kaip ir aš Riko. Pas manęs 1 mėtininkas, Riko ir Bibi. Jo, vis dėlto pasakiau jo vardą. Vėl man kažkas reportą užmes už keiksmažodžius. Ja, man jau metė. Pataikit, nepataikau. Nu, pataikiau iš dalies. O jau geriau jis būtų mane susprogdinę. Matėt, ta galva su galva susimušė ir kažkaip... Šaunuoliai. Nu, čia apie manęs. Čia aš nereikalingas iš vis mačiu esu. Čia jie
Nors gal kaip tik paprikolinti. Jo, čia jie be manęs nieko nebūtų padarę. Jo, nu va, jau šitą bebį liūdį uždėjo man gėlytę ant mirties. Nu, ačiū tau labai. Ačiū, draugė. Kokia tu draugė? Atstok, nedraugė tu. Nu, pačiau. Jo, aš padariau kilą. Kilas, ja. Viena gyvybė buvo. Aš tai mačiau, aš tikrai mačiau. Jo, dabar labai dažnai viena gyvybė pas manęs matosi. Ir nesvarbu, ar aš filmuoju video, ar aš nefilmuoju video, tiesiog pastoviai, viena gyvybė. Prašau kamuolį, ačiū. Ne, aš neišgyvensiu čia. Ja. Netgi bėgant neišgyvenau, tai ką ten kalbėti, jeigu įlįsčiau į tą mėsarūpkę, taip sakom. Į tą mėsą grinai. Visur liko šitą darom. Everybody standing. Puiku. Imk kamuolį. Palauk, jis paėmė kontrolę, kad pats savo įmušti. Ačiū. Geriausias, šaunuolis. Taigi, Antu tikriausiai aš jau baiginėsiu šį video. Taigi, ačiū visiems, kas žiūrėjo. Ja. Su jumis buvo Topčikas ir iki.